Viskas bus gerai. Labadiena, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Šiandien laidoje, kaip ir įprastai, kalbėsime aktualiomis temomis apie svorį, dietas ir dažnai beviltišką kovą su maistu. Ir nieko nelaukdama skubu pristatyti mūsų viešnią, kuri studijoje lankosi, tai yra psichologė, hipnoterapeutė, hipnokodo įkūrėja Samanta Marcinkevičienė. Labadiena. Labadiena, džiaugiuosi galėdama būti čia. Taip, gal galit trumpai klausytojams papasakoti apie save? Taip, tai aš esu Samanta, psichologija, hipnoterapeutė, esu integratyviosios psichoterapijos praktikė, taip pat mitybos kaučerė. Ir aš padedu žmonėms įveikti visas su mityba ir valgymu susijusias problemas. Tai reiškia, kad dirbu tiek su diagnozuotais valgymo sutrikimais, tokiais kaip bulimija, anoreksija, ortoreksija ir kitais. Ir rečiau diagnozuojamais, bet dažniau pasitaikančiais sutrikimais, tokiais kaip nuolatinis persivalgymas, emocinis valgymas, naktinio valgymo sindromas. Ir žinoma, padedu žmonėms atsikratyti viršsvorio ir spręsti įvairias nutukimo problemas, bet šiek tiek kitaip, per tą emocinį ir psichologinę prizmę, o ne per dietas. Taip, Samanta, ir jūsų specializacija yra hipnoterapija ir daugeliui iš klausytojų turbūt šis žodis skamba kiek mistiškai, galbūt net bauginančiai. Tai pradėkim nuo pačių pradžių. Kas apskritai yra ta hipnozė ir ar tai yra tas pats, ką mes matom filmuose su švytuoklėmis? Ačiū šį klausimą, jis yra tikrai labai svarbus. Ir taip, aš derinu skirtingas terapijas, aš priklausau integruotų psichoterapeutų organizacijai, tai reiškia, kad nesu ištikima vienai konkrečiai psichoterapijos krypčiai, kaip dažnai būna įprasta. Ir taip pat kalbant apie hipnoterapiją, jaučiu poreikį paminėti, kad užsienyje kitose šalyse, tokiuose kaip pavyzdžiui Vokietija, Didžioji Britanija, hipnoterapija yra oficialiai pripažinta psichoterapijos forma. Tai tas yra labai svarbu. Tai vat, manau, kad pradžioje reikėtų iš tikrųjų atskirti hipnozę nuo hipnoterapijos. Tai vat, tą, ką jūs paminėjote, švytuoklės ir tai, ką mes matome filmuose, tai yra hipnozė, sceninė hipnozė, tai yra pramoga. Ir ji iš tikrųjų neturi nieko bendro su tuo, ką aš darau iš tos sceninės pusės. Taip? Tai vat, klinikinė hipnozė tai jau yra ne magija, ne pramoga, o mokslų pagrįstas būdas dirbti su žmogaus protu. Paprastai tariant, galima būtų pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų natūrali, visiškai natūrali, gilaus atsipalaidavimo ir tokio gilaus susikaupimo būsena. Šiek tiek pakitusi būsena tiesa, kada mūsų smegenys susitelkia į tam tikrą idėją arba į tam tikrą konceptą ir visa kita apart tos idėjos tarsi nustoja egzistuoti. Ir aš visada sakau, kad ta sutelta būsena yra, ko gero, natūraliausia būsena, kokią mes visi esame patyrę. Ir aš jums norėčiau duoti pavyzdį. Iš tikrųjų, tai vat, didžioji dauguma žmonių tas hipnozės būsenas patiria kiekvieną dieną. Vat, pavyzdžiui, kai skaitote kokią nors knygą, kuri jums labai patinka, arba žiūrite filmą, kuris jums yra iš tikrųjų įdomus ir įsijaučiate į tą filmą ir galbūt net įsimylite herojų arba verkiate kartu, kai miršta jūsų filmo koks nors herojus, nuskęsta ar jį nušauna ir jums širdis skauda ir jūs verkiate kartu. Ir logiškai jūs suprantat, kad tai yra tik filmas, ne? Kad tai yra vaidyba, kad tai yra aktoriai, kad tai yra netiesa, bet tas jausmas yra tikras, ne? Va, tai yra taip įtraukia. Įtraukia iš tiesų, arba knyga, arba filmas, arba kitas pavyzdys galėtų būti kaip vairuojame automobilį, vairuotojai turbūt tą dažnai patiria nuo taško A iki taško B. Važiuojam, negalvojam, kaip vairuojam, nežiūrim, žiūrim į kelią ir į kelio ženklus, bet iš tikrųjų negalvojam apie tai. Ypač jeigu važiuojam tuo pačiu keliu kiekvieną dieną, mintys kažkur klajoja, aš jau atvažiavau, galbūt į darbą ar kažkur, ir atrodo, ar aš mačiau, kur aš važiavau, bet aš kažkaip jau atsidūriau savo toj vietoj, kur turėjau atsidurti, ne? Ir iš tikrųjų, tai ir yra tos hipnozės būsenos, kada mes sutelkiam dėmesį į vieną kažkokią tai idėją ir pamirštam visą kitą. Tai toks būtų pavyzdys apie hipnozę. Taip, kur kas aiškiau, tai jeigu hipnozė yra tiesiog susikaupimų būsena, tai ką tada reiškia hipnoterapija ir kaip tai virsta gydymu?
Tai va, tuose pavyzdžiuose aš paaiškinau maždaug, kas yra hipnozė ir kaip jinai veikia, o hipnoterapija šiuo atveju tada yra, kada mes panaudojam hipnozę terapiniais tikslais. Tai va dabar turime situaciją, kada žmogus, sakykime, nori pakeisti tam tikrus įpročius savo gyvenime, galbūt paleisti tam tikrus senus įsitikinimus, kurie jam yra nebenaudingi, galbūt kažkokias senas programas atėjusias iš vaikystės ar kažkokius tokius dalykus, senas idėjas, galbūt potraukius, tai gali būti potraukiai vartoti alkoholį, rūkyti, persivalgyti ar kažkas tokio panašaus. Ir hipnoterapija gali būti labai labai naudinga ir greita terapija šiuo atveju. Tai pati hipnoterapija tai yra tiesiog pokalbio terapija. Tas pokalbis vyksta toje ypatingoje susikaupimo būsenoje. Nebūtinai naudojamos tos švytuoklės, gali būti naudojamos, bet nebūtinai. Mes esam tiesiog labai labai susikoncentravę ir mūsų protas tampa daug imlesnis tiems teigiamiems pokyčiams. Aš dar kartais net sakau, kad hipnoterapijos metu mūsų pasąmonė būna tokia kaip kempinė, jinai tarsi gali sugert visas geras idėjas. Ir mes galim lengvai pasiekti savo pasąmonę tą dalį, kurioje iš tikrųjų yra saugomi mūsų visi giluminiai įsitikinimai apie save, apie gyvenimą, apie žmonės aplink mus, apie procesus, įpročius, apie emocijas. Ir žinot, kad pasąmonėje yra ten vyksta daugiau kaip 80% visų mūsų sprendimų, tarsi savaime. Tai va, mes galim iš tikrųjų pasiekti tą dalį labai lengvai. Ir aš specializuojuosi kognityviniai elgesio hipnoterapijoje, tai yra psichoterapijos ir hipnozės junginys. Ir va šita terapijos forma leidžia pasiekti rezultatų iš tikrųjų daug greičiau nei koks nors įprastas metodas. Tai toks turbūt gal net galima sakyti greitkelis į problemos šaknį. Ir net iš tikrųjų turiu tokį poreikį paminėti kartais, kai kalbame apie hipnoterapiją, žmonės būna susidarę tokių visokių idėjų, galbūt kažkiek ateina iš tokių idėjų, ką žmonės mato per filmus ar kažkokių tokių iš ankstinių nusistatymų. Už tai, kad yra hipnoterapijos visokiausių skirtingų krypčių. Tai aš atstovauju tą klinikinę hipnoterapiją, kaip hipnoterapija gali būti panaudojama medicininiais tikslais, reiškia pagelbėti žmogui jo sveikatos kelyje. Mano atveju su svorio metimais ir sakykime, valgymo sutrikimais. Bet yra visa ta kita dalis, sakykime, yra dvasinė hipnoterapija, kur jie labiau tyrinėja tokias praeitis ir prisiminimus. Ir už tos dvasinės pusės dar yra visa, sakykime, ta ezoterinė dalis, ne? Tai dėl to, kad yra tiek daug tų skirtingų krypčių, aš manau, kad ko gero tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės turi gal tokių visokių tokių idėjų ir dėl ko ta hipnoterapija išlieka tokia šiek tiek mistiška iki šiol. Bet klinikinė hipnoterapija, tiesiai šviesiai, tai nėra alternatyvi medicina, tai yra moksliškai pagrįsta psichoterapijos forma. Jos efektyvumas yra pagrįstas ir aktyviai tyrinėjimas šiuo metu išgyvena tikrąjį renesansą. Prestižiniuose universitetuose visame pasaulyje yra atidaromos naujos laboratorijos, tokiuose universitetuose kaip Stanfordas, Harvardas, Mount Sinai universitetas, Vašingtono universitetas. Pavyzdžiui, ten yra reabilitacinės medicinos skyrius, kuriame atliekama labai svarbus tyrimai apie hipnozę ir lėtinio skausmo valdymą. Medicinos duomenų bazėje PubMed galima rasti 10 000 recenzuotų mokslinių straipsnių analizuojančių hipnozės naudą įvairiose srityse, nuo skausmo, nerimo valdymo iki priklausomybių bei valgymo sutrikimų gydymų, taip kad potencialas hipnoterapijos yra tikrai labai platus. Taip, o pakenkti, jeigu žmonės nuogąstauja, ar gali hipnoterapija? Aš manau, kad visur visko būna, bet tuomet reikėtų labai žiūrėti, kur jūs einate ir kokį specialistą jūs renkatės. Nes yra hipnoterapijoje tokių dalykų, kad, tai pavyzdžiui, Lietuvoje tai nėra reglamentuotas kažkoks dalykas, taip. Tai jeigu jūs einate pas specialistą, kuris yra galbūt psichologas, psichoterapeutas ir jis naudoja hipnoterapiją kaip vieną iš savo, sakykime, metodikų, tai aš manau, kad jūs esat pakankamai saugiose rankose. Jeigu žmogus yra diplomuotas, baigęs
tikrus mokymus, o ne kažkokius labai trumpučius savaitgalio kursus, šiek tiek tik tai pasidomės apie hipnoterapiją. Tai vat reikėtų labai labai atsargiai išsirinkti, kur jūs einate ir pas kokį specialistą lankotės. Tai manau, kad tai būtų pagrindinis kriterijus dėl to, ar įmanoma pakenkti ar ne, bet šiaip, kad ten kažkokių labai istorijų girdėtųsi, kad kažkokia žala būtų, tai neteko girdėti. Taip, o viena iš pagrindinių problemų, su kuria jūs būtent dirbate, yra svorio metimas. Na ir atrodo, kad žmonės šiais laikais tikrai viską bando, ir dietas, ir sportą, ir tabletės. Kodėl jūsų manimų daugumai tai tampa, tokia nuolatinė, amžina kova? Kodėl dietos dažnai neduoda tokio ilgalaikio rezultato? Žiūrėkit, kai žmogus priauga svorio, dažniausiai ką jis daro? Jis griebiasi tokių logiškų problemos sprendimų būdų. Ir realiai keliai yra du. Sena gera taisyklė galioja čia. Mažiau valgai ir daugiau judi. Tai ką mes darom? Mes laikomės dietos ir mes daugiau judam. Tai reiškia, pasirinkam kažkokią sporto programą. Bet didžiai daliai žmonių po kiek laiko su šitom metodikom pasidaro sunku, ypač su ta dietos, mitybos dalimi. Taip, pasilaikom dietos ir po kiek laiko kažkaip jau čia nebeveikia ta dieta. Jeigu valios pritrūksta. Pritrūksta valios dažniausiai ir kažkaip jau pasidaro sunkiau. Nes matot, visos dietos yra sukurtos taip, kad jos neveiktų. Tai yra taisyklė. Mes pasilaikom tos dietos ir įsisukam į tą užburtą dietų ratą, nes kas atsitinka, pradedam riboti maistą, kad ir kokiu būdu mes jį ribojam. Galbūt mes išmetam visus angliavandenius, nevalgom viso cukraus, galbūt mes tiesiog mažinam kalorijas, galbūt mes mažinam porcijas, galbūt mes nevalgom po tam tikros valandos, ar ten kažkaip kitaip, ar nevalgom ten savaitgaliais, ar kas antrą dieną, žodžiu, yra tų variantų visokiausių. Bet kad ir kas bebūtų, po kažkiek laiko mes pradėjome valgyti mažiau, pradedame jausti maisto trūkumą. Pradedame jausti tą maisto skurdą, tą nepriteklių tam tikro maisto. Nesvarbu, kokiu būdu vyksta tas ribojimas ir dažniausiai, galiausiai žmogus, sakykim taip, palūžta ir prisivalgo. Ir neretai, kaip aš sakau, užsikuria tas užburtas persivalgymo ratas. Ir kuo daugiau žmogus laikosi ir stengiasi, tuo daugiau nebegali sustoti ir tie persivalgymai dažnėja, jie tankėja. Ir kuo dažniau tai atsitinka, tuo daugiau žmogus ant savęs pyksta, daugėja tų tokių nemalonių emocijų. Nusivilia savim. Taip, nusivilia, jūs teisi, ir atsiranda tas kaltės jausmas. Ir tas kaltės jausmas, šitoj persivalgymo, valgymo sutrikimų temoje jau tas kaltės jausmas būna toks, pagrindinis faktorius, kuris skiria to tokį retsykiais pasitaikantį persivalgymą, kuris beje nutinka visiems žmonėms. Per šventes, pavyzdžiui. Taip, žinoma, bet jau kada atsiranda tas kaltės jausmas, toks nuolatinis savigrauža tokia, jau tada mes turim didesnę problemą. Ir žinot, kas yra iš tikrųjų, dietos bando gydyti kūną, bet ne galvą. O tikroji problema iš tikrųjų ir slypi pas mus galvoje. Tai žmogus gali prisiversti save valgyti tuos salotų lapus ten savaitę ar dvi, bet galiausiai ir tas numestas svoris dažniausiai jisai sugrįžta kartais net su kaupu, nes iš tikrųjų nepasikeičia tas žmogaus santykis su maistu ir už to dažniausiai slypi tas emocinis valgymas, nes pokytis iš tikrųjų slypi ne dietoje, ne lėkštėje, o žmogaus galvoje. Taip, emocinis valgymas tikrai girdėtas daugeliui terminas. Gal galit paprastai paaiškinti, kas tai yra? Žinoma, tai dabar galite įsivaizduoti mažą vaiką, pavyzdžiui, kuris nugriuvo parke ir nusibrozino kelieną. Jis verkia, nuliūdęs, atbėga močiutė, ar mama jį apkabina ir duoda saldainį ir sako, viskas bus gerai. To vaikučio pasąmonė įsirašo tokią programą. Skausmas reiškia saldainis, reiškia paguoda. Ir šis kodas gali išlikti visam gyvenimui. Ir dabar praeina galbūt 20 metų, tas suaugęs žmogus, jau nebe vaikas, darbe patiria stresą, galbūt susipyksta su artimuoju, jaučiasi galbūt vienišas, o pasąmonė automatiškai paleidžia tą seną programą. Aš jaučiu skausmą, jaučiuosi nemaloniai, man reikia tos paguodos
ir ranka pradeda savaime ieškoti to malonumo, to cukraus, duok man saldainį, kur dabar tas mano saldainis, aš noriu bandelės, aš jaučiuosi blogai. Tiesa, tai va. Jeigu niekas neduoda, tai patys pasiima. Taip, nes jau dabar nebėra tos mamos ar močiutės šalia, jau ieškom patys. Tai va čia toks, gal primityvokas pavyzdys to emocinio valgymo, bet maždaug taip ir veikia. Ir iš tikrųjų, va, emocinis valgymas, dažnai žmonės galvoja, kad čia yra valios problema, neturėjimas valios, bet iš tikrųjų tai neturi su valia nieko bendro. Tai yra pasąmonės kodas, vienu ar kitu būdu, tai ateina iš giliau. Ir kada žmogus persivalgo, tai iš tikrųjų mes persivalgom ne todėl, kad esam silpni, ar ne todėl, kad neturim valios, o todėl, kad tos vidinės programos dėl vienos ar kitos priežasties jos bando mus apsaugoti. Ir tų emocinio valgymų priežasčių gali būti daug, mes kartais žmonės puola persivalgyti nuo streso, pajutę kažkokias emocijas, galbūt darbe kažkas suerzina, sudirgina, ar tai būtų santykių problemos, ar tai būtų problemos su mažais vaikais, ar problemos šeimoje su paaugliais, ar kažkoks poreikis tiesiog pasijusti geriau, ar kažkoks trūkumas vidinis, ar išorinis, ar finansinės problemos. Galbūt net paprasčiausiai nuobodulys ir neturėjimas, nežinojimas, ką veikti. Vat grįžau už darbo, kaip ir viskas gerai, bet aš neturiu ką veikti ir tiesiog aš einu valgyti. Štai jums stalo bandelė. Štai bandelė, štai kažkas skanaus, šaldytuvas visada kviečia, šaukia mano vardą. Ir žinot, ir kartais iš tikrųjų yra tos ir trauminės patirtys, kurios veda. Tai tą žmogus pradeda guostis tuo maistu, nes tiesiog tai pasiguodžiam vieną, antrą, trečią kartą tuo maistu ir susiformuoja tos emocinės sąsajos. Po kiek laiko galbūt jau tos traumos jos yra išdirbtos, galbūt savaime ar per terapiją, bet tas įprotis susiformuoja po kiek laiko, kad tiesiog jau tas tiesiog išlieka tas įprotis. Ir bėda tame, kad maistas tampa pigiausia terapija, bet jie neveikia. Tol, kol aš dedu maistą į burną ir linksminu savo skonio receptorius, tol yra smagu, tol jaučiu tokį pagerėjimą, bet aš praryju ir jau nieko gero nebelieka. Realiai tik viršsvoris ir virškinimo problemos, aišku, jeigu tai yra perteklinis maistas. Ir kaltės jausmas. Taip, dažnai. Ir kaltės, jūs teisi, ir kaltės jausmas. Taip, iš ties labai jūsų aiškus pavyzdys. O kaip klausytojams patiems reikėtų atpažinti, ar jie valgo emociškai? Ir apskritai, ar kiekvienas persivalgymas jau yra blogai? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai kaip tą kaltės jausmą bene trečią kartą jau paminėjom, tai yra labai labai svarbus dalykas. Ir šalia to yra irgi keli aiškūs ženklai, kaip mes galime atskirti emocinį valgymą ir tą emocinį alkį nuo fizinio, nuo tikrojo alkio. Tai pirmas dalykas, į ką galime atkreipti dėmesį, yra kad emocinis alkis visada ateina staiga, kaip banga, jis tiesiog ateina. O fizinis alkis, jis ateina pamažu, dažniausiai per kokias geras 3-4 valandas po paskutinio valgymo. Antras dalykas yra tas, kad emocinis alkis jis turi tokią savybę, kad kai jis kyla, mes visada norime tam tikro maisto. Dažniausiai tai yra bandelės, kaip jūs minėjo, dažniausiai yra tokie komfortą sukeliantys maistai, sakykime, šokoladai, kažkokie galbūt traškučiai, dažniausiai saldumynai ar kažkokie mažiau galbūt sveiki maistai, ledai ir panašiai. Jeigu esate iš tikrųjų fiziškai alkanas, jums tiktų sriuba, jums galbūt tiktų ir vakarykštę vakarienę pasišildyti, kažkokie likučiai, kažkoks gal ten suvoštinis, ar kad ir kas tai bebūtų, bet jūs neturit to tokio, kad norėčiau tam tikro ten šokoladinio kokio nors ir tų tokių aiškių potraukių nėra. Na ir trečią dalyką galėčiau vardinti, kad emociškai valgant jūs dažniausiai nejaučiat saiko. Valgot iki tokio nemalonaus persivalgymo jausmo ir galiausiai po emocinio valgymo visada aplanko, kaip ir minėjau, kaltė ir dar netgi gėda. Po to, kai pavalgot, jų net ir nesat alkani, jaučiatės tokie tiesiog sotūs, o jau dėl to persivalgymo tas jausmas tiesiog būna kitoks. Iš tikrųjų, kaip aš ir sakau, svarbiausia
suprasti, mes visi esam žmonės ir aš tikrai nenoriu demonizuoti ar siūsti tokios žinutės, kad čia yra labai labai blogai persivalgyti, va kaip ir minėjom pokalbio pradžioj, yra kalėdos, yra Velykos, gimtadieniai, grilio vakarėliai, vasara, ten galbūt kažkur atostogos prie ežero ir visi žmonės be išimčių persivalgo. Tol, kol tai yra, tol, kol tai atsitinka tik retkarčiais, tol, kol tai nėra kažkokia, sakykime, dažnai, nuolatos, kasdieną pasitaikantis dalykas ir tol, kol tai netampa vienintelis būdas tvarkyti su savo emocijom, tol aš manau, kad viskas yra tikrai gerai, bet kada jau tai pasidaro toks kaip užburtas ratas, kada tas elgesys kartojasi diena dienon, kada tai yra kiekvieną vakarą galbūt pasikartojantis elgesys ir kada mes jau pastebim, kad mūsų kūnas reaguoja. Pirmas dalykas, kaip ir minėjau, tai dažniausiai būna viršsvoris, kada jau mes matom, kad jau tiek kilogramai, mes susimokam kainą už tą savo emocinį valgymą, už tą persivalgymą, viršsvoris arba ten visokios gretutinės ligos prasideda, galbūt antro tipo diabetas, galbūt sąnarių skausmai ar ten kažkokios kitos sveikatos problemos, na tada jau reikėtų pradėti susimastyti ir ieškoti pagalbos. Viskas bus gerai. Sugrįžtame į laidą ir primenu klausytojams, kad šiandien pas mus studijoje vieši psichologė, hipnoterapeutė, hipnokodo įkūrėja Samanta Marcinkevičienė, kurios būtent viena iš tokių problemų, su kuria jie dirba, tai yra svorio metimas. Tai pereikim kaip tik prie metodų ir vienas jų yra kodavimas nuo saldumynų. Na, aišku, Lietuvoje to žodis kodavimas daugam turbūt kelia neigiamas asociacijas, prisimenant tuos senus gąsdinimų paremtus metodus, taikytus priklausomybėms gydyti. O kuo jūsų metodas yra kitoks ir ar jis tikrai yra veiksmingas? Ačiū už klausimą. Tiek neigiamas asociacijas, tiek ko gero teigiamas asociacijas, bet įdomu iš tikrųjų yra tai, kad tas senasis kodavimas, apie kurį daugelis žmonių žino Lietuvoje, tai jis būdavo taikytas ir seniau ir paremtas tokiais išgąsčių ir vaistais netgi ir tai, sakykime, tie metodai šiai dienai nebūtų priimtini, jie iš tikrųjų yra uždrausti, nebelegalūs, jų niekas nebenaudoja, jie būdavo žalingi, būdavo naudojama prievarta ir tai, ką darom šiuo metu ir naudojant hipnoterapiją, tai yra visiška priešingybė. Šituose metoduose nėra jokios baimės, nėra jokios prievartos, jokių vaistų, jokių siaubo elementų, visiška priešingybė. Mes dirbam per sąmoningumą ir laisvą žmogaus apsisprendimą, pasirinkimą ir hipnozės metu mes ne tai, kad net negąsdinam, mes iš tikrųjų perrašom pasąmonėje esančią asociaciją. Aš paaiškinsiu, kas tai yra. Dabar žiūrėkit, kaip aš dirbu su žmonėm, kurie turi priklausomybę cukrui, saldumynam, tai reiškia labai stiprų potraukį. Jie negali atsispirti saldumynam, jie suvalgo tikrai labai didelius kiekius saldumynų ir tai jiems sukelia sveikatos problemas. Tai ta programa, vidinis pasąmoninis kodas, kaip aš vadinu, ką jisai sako, saldumynai lygu laimė, paguoda, atsipalaidavimas, saldumynai visiškas potraukis ir džiaugsmas. Ir dabar kodavimo metu mes pakeičiame tą programą į saldumynai lygu neutralus dalykas, reiškia potraukio, ne tai, kad nebelieka, bet jisai tiesiog visiškas atsiranda abejingumas. Reiškia, kad mes turime labai tokį natūraliai gražų rezultatą, ne kažkokią baimę valgyti saldumynus, o visišką abejingumą saldumynam. Taip, ar obuolys, ar šokoladukas, tas pats? Iš tikrųjų, aš kai koduoju nuo saldumynų, tai aš niekada neįtraukiu vaisių, ar ten kažkokių ten net bananas, gal net vynuogė, dažniausiai tokie visi natūralūs, sakykime, tie net ir saldūs, ar ten džiovinti vaisiai, aš tokius dalykus palieku, dažniausiai tai mes nekreipiam dėmesio. Didžiai daliai žmonių šitie dalykai nesukelia problemų. Dažniausiai tie problematiški
sakykime, saldumynai, tai būna tie tokie saldumynai, kuriuos mes nusiperkam ir kurie yra pakuotėse. Nu, suprantat, saldainiai, šokoladai, visokie, arba kepiniai, ten visokie bandelės, miltiniai, tortai, pyragai ir va tie visi dalykai. Natūralūs vaisiai, tai dažniausiai yra tai, kam būna tokia, nu, yra pasitaikę iš tikrųjų keletą atvejų, esu turėjus tokių klientų, kurie valgydavo uogas kibirais ten ir labai labai dideliais kiekis, bet jau čia retenybė yra. Tai va, bet dažniausiai būna tie pakuotėse esantys, sakykime, saldumynai, kuriuose yra ne tik, kad labai daug cukraus, bet ir kitų pridėtinių ingredientų, kurie yra laboratorijose sukurti ir juose yra visokių pridėta tirštiklių, skonio stipriklių ir kitų cheminių visokių formuluočių, kurios pačios iš savęs dar skatina tą apetitą ir tą norą valgyti daugiau. Tai tas potraukis yra nuslopinamas. Taip, tas potraukis yra nuslopinamas per tą idėją, kad mes tampam visiškai abejingi ir to potraukio nebelieka. Bet, ta prasme, tas, kaip aš sakau, nuslopinamas, tai jisai nuslopinamas ne per tą tokią kančią, ne tai, kad jis toks, kad kažkoks, sukandam dantis ir dabar atsilaikysim, bet tikrai ne taip, bet jis tiesiog išgaruoja, ta prasme, kad jis nebetenka tos emocinės prasmės ir tai toks, tampa visiškai etiškas, prasmingas ir veiksmingas būdas ir tas pokytis ateina, suprantat, iš vidaus, tai žmogaus iš vidaus. Vat ne tai, kad iš išorės aš ateinu ir ten duodu kažkokią baimę ar kažkokią sąlygą ar kažkokį įdiegimą, bet jis ateina iš vidaus. Ir net kartais būna toksai, sakyčiau, net šiek tiek toksai pasibjaurėjimas, tokiais retkarčiais tokiais ekstremalesniais atvejais, kada žmonės jau turi labai labai didelę priklausomybę tam saldumynui, tai aš galiu taikyti ir aversijos terapiją, kada tokį mes neturim, šiek tiek bjauru pasidaro pasižiūrėti į tą dalyką, kurį mes anksčiau labai labai mylėjom, ten tas šokoladas, pavyzdžiui, žmonėm būdavo pats geriausias dalykas pasaulyje ir dabar pasižiūri, eina į prekybos centrą po to kodavimo, pasižiūri į tas lentynas, kur sudėti tie saldainiai ar šokoladai ir net nebenori žiūrėti, nes toks, aš parodžiau veido išraišką nelabai gražią tokią, tai būna toks šiek tiek nemalonus toks jausmas. Tai reiškia, ar ilgą laiką laikosi tas jausmas? Tikrai taip. Nebetaikom tokios idėjos, kad ten metam ar ten kažkėliem metam, ten 2-3 ar kažkiek. Ne, tai yra visam laiko apsisprendimas. Ir žinot, žmonės, kada žmogus atsisako valgyti tuos saldumynus perteklinai tokiais dėliais kiekiais, pradeda gyventi laisviau, pasitaiso sveikata ir susireguliuoja cukraus kiekis, kraujyje pagerėja miegas, mažiau skauda sąnarius, turim daugiau energijos ir po kiek laiko žmogus pradeda mesti svorį pats, nes aišku, saldumynai turi beprotiškai daug kalorijų. Tai jeigu tu nustoji valgyti saldumynus, jokių dietų nebesilaikant, svoris savaime pradeda kristi, gaunas toks kaip natūralus pašalinis efektas, ne? Tai tas būna labai labai geras. Ir netgi paskui po kiek laiko žmonės, net jeigu ir užsinori paragauti, taigi ten nieko blogo neatsitinka, jie gali suvalgyti kažkiek, bet kaip išbando, patiria tokio gerumo savijautą, kai nevalgo to cukraus, tai dažniausiai niekada nebesinori ten valgyti to perteklinio to cukraus. Tai va, tas būna toks labai geras dalykas. Aišku, po kodavimo stengiamės taikyti šiek tiek tos psichoterapijos seansų, kad tikrai žmogus suprastų, kas buvo, kas vyko, iš kur ateidavo tas potraukis valgyti tos tikrai labai didelius kiekius cukraus ir kad tikrai būtų tas toksai, sakykime, tęstinis efektas ir galbūt net toks kaip, sakykime, prevencinis metodas, kad nebūtų kažkokių atkritimų ir panašiai. Taip, ir dar kitas jūsų metodas skamba taip pat įspūdingai, tai yra skrandžio mažinimo hipnoterapija. Ar tai reiškia, kad žmogus apskritai gali išvengti operacijos? Tiksliai taip, man šitos temos yra labai artimos iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, skrandžio mažinimo hipnoterapija tai yra metodas, kuris skirtas žmonėm turintiems didelį antsvorį. Ir iš tikrųjų, kaip ir tikroji skrandžio mažinimo operacija gali būti taikoma žmonėm, kurie valgo labai didelėm porcijom, turi didelį nutukimą, dažnai nejaučia saiko ir persivalgo. Ir šitas metodas veikia labai paprastų principų. Vat, mūsų pasąmonė iš tikrųjų, kaip aš sakau, pasąmonės taisyklė numeris 1 yra ta, kad mūsų pasąmonė neskiria to, ką mes ryškiai įsivaizduojam, nuo to, kas iš tikrųjų vyksta realybėje. Taip? Galite dabar pagalvoti,
apie sultingą rūgščią citriną. Galite įsivaizduoti, kad atsipjaunat gabalėlį citrinos, įsidat į burną, atsikandat, jaučia tos citrinos lašelius ant liežuvio, kandat ir tokia rūgšti ta citrina burnoj. Ir dabar esu beveik tikra, kad pajutot šiek tiek seilių burnoje, ne, galvodami apie tą rūgščią citriną. Tai kur ta jūsų citrina? Nėra burnoje citrinos, ne? O jausmas jau beveik toks, kad valgytume tą citriną. Tai jeigu per 10 sekundžių gali atsirasti seilės burnoje vien pagalvojus apie tą citriną, tai lygiai taip pat hipnozės metu mes galim sukurti tą idėją, kad skrandis buvo sumažintas be jokios realios operacijos, galim sukurti tą patirtį. Ir smegenys tai priima kaip faktą. Vat aš per hipnoterapiją galiu spraktelt pirštais ir duoti tą idėją ir jūsų ir skrandis, ir smegenys jūsų kūnui siunčia tuos impulsus, kad skrandis iš tikrųjų susitraukia, kad jisai mažutis, kad ten telpa tik truputėlį šviežio ir sveiko maisto, kad ten nebelieka jokios vietos šlamštui, kad jūsų kūnas nebe šiukšlių dėžė, kad ten nebereikia krauti nieko, to, kas jums netinka, to, kas jums nereikalinga. Ir kad sotumo jausmas ateina tada, kad kai maistas, kurį valgote, pradeda liesti skrandžio sieneles. Ir kai, žinoma, kai skrandis yra mažas, tas sotumas ateina labai greitai. Ir hipnoterapijos metu mes ten galim praleisti pusvalandį, net valandos nereikia. Ir mes galim labai lengvai apeiti tą kritinį mąstymą ir instaliuoti mažą skrandžio idėją jūsų pasąmoniai. Ir tuomet porcijos sumažėja natūraliai per pus arba dar daugiau, be alkio, be kančios ir galim turėti labai gerą efektyvų rezultatą. Taip, bet juk yra ir tos tikros skrandžio mažinimo operacijos ir tenka girdėti, kad kartais net ir po jų svoris sugrįžta. Kodėl taip nutinka? Deja taip, svoris kartais sugrįžta net ir po skrandžio mažinimo operacijų. Svoris toks jau dalykas. Tai nutinka todėl, kad chirurginė operacija pakeičia kūną, bet nepakeičia, kaip aš sakau, programinės įrangos, nepakeičia jūsų proto. Ir jeigu žmogus ir toliau jaučia stresą po operacijos, jaučia nerimą, jaučia liūdesį, jis randa būdų, kaip apeiti tą sumažintą skrandį. Didina porcijas iš lėto, vėl pradeda valgyti daugiau ir tas svoris tiesiog atauga. Jeigu to viršsvorio priežastis pirmoje vietoje prieš operaciją buvo emocinis valgymas, tai reiškia, kad senos valgymo programos jos niekur nedingo. Tai žmogui bariatrijos chirurgai išoperavo skrandį, bet smegenų neoperavo. Tai jeigu nebuvo taikoma terapija, jeigu nebuvo taikomi kažkokie kiti būdai, reiškia, kad visa ta situacija nepakito. Tai ir tie chirurgai dažnai, jeigu stebėtume tų bariatrijos chirurgų interviu, jie dažnai kalba apie tai, jie sako, mes darom apylanką ant skrandžio, ne ant smegenų, mes smegenų neoperuojam. Čia tiesiog tokia net ir klišė tapusi frazė, problema yra mūsų galvoje. Dėl to aš ir sakau, kad mano metodas yra tikrai veiksmingas, nes mes pradedam būtent nuo galvos. Mes einam į jūsų pasąmonę ir tvarkome su šakninėm priežastim. Ir tada tos tikros operacijos nebereikia. Būtent. Ir kai sutvarkom tą santykį su maistu ir su emocijom, kūnas keičiasi natūraliai ilgam ir tada mums nereikia tokių žalingų procedūrų kaip skrandžio mažinimo operacijos arba ten svorio metimo injekcijos ar ten kiti kažkokie metodai. Taip, jau mūsų laida po truputį artėja prie pabaigos. Samanta, ką norėtumėt palinkėti arba patartumėt tiems klausytojams, kurie galbūt automobilyje šiuo metu važiuoja arba dirba ir galvoja, klausydamiesi, taip, čia yra apie mane ši laida, aš pavargau jau nuo tos kovos. Ką patartumėt jiems? Aš palinkėčiau nustoti su savim kariauti ir suprast, kad jūs tikrai nesat silpni ir tai yra tikrai nevalios problema, tik jūsų strategijos yra netinkamos ir tikiuosi, kad tai buvo naudinga tiems, kurie turi emocinį valgymą ir mano žinutė labai paprasta, jeigu jūsų problema yra emocinis valgymas, nebepirkite mitybos planų ar dar vienų dietų kažkokių planų, nepadės nei injekcijos, nei kažkokios operacijos, jums reikia spręsti problemą jūsų galvoje. Ir tam yra skirta terapija, kad pilnai suprasti, iš kur ateina tie potraukiai ir galų gale išspręsti tas emocinės problemas. Nes kova su maistu yra visada kova su savimi. O karas su savimi iš tikrųjų yra vienintelis karas, kurio mes negalime laimėti. Tai padėkit ginklus į šalį ir pradėkit spręsti problemą. Ir užduokit tą savo klausimą, jeigu nuolatos persivalgot, ko aš iš tikrųjų noriu, kai aš griebiuosi to pyrago, nors jau esu sotus.
ane, tai yra pirmas žingsnis į laisvę ir tikrai ne dar viena dieta. Na, o jeigu prireiktų pagalbos ir jeigu rezonuoja tai, apie ką aš šneku, tai galite mane rasti internete. Mano puslapis yra hipnokodas.lt, taip pat Facebooko ir Instagramo paskyrose hipnokodas hipnokodas.lt. Taip, o telefonu ar su jumis galima susisiekti? Taip, galite drąsiai paskambinti man telefonu. Kokiu numeriu? 0605 43 007. Taip. O jūs darbuojatės Kaune, taip? Taip, aš darbuojuosi Kaune, turiu labai gražią studiją Parodos gatvėje, visai netoli centro ir taip pat vedu grupinės terapijas, asmeninės terapijas. O nuotolinės terapijas? Nuo naujų metų taip pat planuoju nuotoliu vesti grupinės ir asmeninės ir dabar vedu nuotoliu, žinoma, tai kreipiasi žmonės iš visos Lietuvos, kartais net ir lietuviai gyvenantis užsienyje, konsultuoju ir taip pat ir anglų kalba, ir lietuvių kalba, žinoma, Taip, tai drąsiai kreipkitės į pagalbos, patarimų. Pakartosiu kontaktinį numerį 06 05 43 007. Ačiū Jums už pokalbį, už pasidalintas žinias ir iki kito susitikimo. Dėkoju, ačiū Jums, viso gero. Iki malonaus, o klausytojams priminsiu, kad mūsų studijoje viešėjo hipnoterapeutė Samanta Marcinkevičienė.